Sveiki! Šiandien darysime viso kūno pilates treniruotę, kuri tiks ir pradinukui, bet visai tinkamai ir pažengusiam, labiau koncentruojantis į taisyklingą pratimų atlikimą. Visa treniruotė bus gan smulkmeniškai, viską pasakysiu, todėl svarbu įsiklausyti į akcentus treniruotės metu, kur atkreipti dėmesį. Pradėsime nuo pozicijos atsigulus, tai geriausia gultis per šoną ir atsigulam į taisyklingą padėtį. Kojos klubų plotį, rankos prie šonų išdėliotos ramiai, pečiai atpalaiduoti. Dabar 3 kūno dalys yra labai sunkios ant kilimėlio padėtos, tai dubuo, krūtinės ląsta galva. Neužverskite smakro, visiškai neutralus stuburas. Turime juosmeninį linkį, kaklo linkį, krūtinė kryžkaulis, pakaušis yra įsirėmę tvirčiausiai į grindis, liečiasi. Na ir pradėsime tiesiog šitoj padėty, pabūsim kelis įkvėpimus, iškvėpimus. Atsidūstam iš krūtinės, dar įkvėpiam, dar kartelį. Stipriai atsidūstam iš visų plaučių, nuo pat pilvo, iš krūtinės, visas oras išeina, krūtinė sunkėja. 3 kartą. Gerai. Pradėsim nuo kompaso. Versim dubenį, prispausim juosmeninę dalį prie kilimėlio. Ir tada atvirkščiai veiksmą išriesim juosmeninę dalį. Tai vadinasi kompasas pratimas. Pratimas skirtas pajaus savo dubens padėčiai, išmokti judinti būtent apatinę stuburo dalį, ją mobilizuoti. Darysim tokių pirmyn atgal 10 ir čia kompaso pratimo yra tik tai kryptis šiaurė pietus vadinasi, į vieną pusę, į kitą. Darom tokių bent 10 ir labai koncentruojamės į būtent dubens prispaudimą. Gerai, labai svarbu prispausti dubenį, kad suprasčiau, kaip tas dubens pavertimas vyksta. Dubens pavertimas, kaktikaulis link bambos. Ir atvirkščiai kaktikaulis keliauja tolyn nuo bambos, pilvo siena išsitiesia. Taip. Dar kelis kartus. Gerai, sustojam. Dabar darysime pratimą. Čia surandame sustojime neutralų tarpelį ir jį viso pratimo metu bandysim išlaikyti. O pratimas bus, kad slysta mūsų koja palei grindis, išsitiesia, įkvepiam, iškvepimu grįžtam, pritraukiam. Įkvepiam, iškvepimu slysta koja palei grindis, iškvepiam, pilvas gilyn, traukia koją atgal. Visą šitą pratimą reikia daryti būtent pilvo pagalba, kad apatinis pilvas, dubens dugnas kažkiek įsijungtų, darant kojų judesį. Taip. Darykime po 8 kiekvienai kojai. Tai svarbu, kad koja važiuotų klubo linijoje. Tai klubas, kelis, čiurna, visi sąnariai kojų yra išsidėlioję į vieną liniją nuo klubo tolyn. Taip, ir vis dar koncentruojasi, kad čia būtų kuo stabiliau, kad kuo mažiau reaguotų juosmuo į kojų darbą. Gerai. Liko po porą pakartojimų. Geriausia slysta su kojinėmis ir ant grindų, bet šiandien, kadangi aš bose, tai šiek tiek į priekį važiuojant nestumu, o tiesiog keliu palei grindis ištiesiu, o jau atgal parslysta. Padarom po paskutinį. Gerai. Sekantis pratimas vadinasi hip rolls. Yra skirtas dubens mobilumui ir jeigu raumenų darbų, tai
dirba įstrižiniai pilvo raumenys. Pradėsim nuo lengvesnės versijos ir jeigu norėsi sunkinsim. Rankos prie šonų plačiai, kojos suglaustos, keliai kartu šlaunys kartu glaustos. Įkvepiam, pasiruošim, iškvėpimu verčiam dubenį į šoną, tol, kol sugebam išlaikyti abi mentis prispaustas. Krūtininė dalis nedalyvauja šitame veiksme, tik apatinė juosmeninė dalis ir dubuo. Grįžtam į atgal. Dubuo, juosmuo, krūtinė. Šiek tiek pasisuka, bet tol, kol mentis nekyla. Rankos tvirtai pasidėję, keliai, kai verčiu, būtent ta viršutinė koja, net jausmas yra, kad aš ją toliau išstumu, kad jos išliktų drauge, segmentiškai, slankstelis po slankstelių. Gerai, jeigu čia atrodo ganėtinai sunku versti kojas ir grąžinti, čia ir lieku, kas nori sunkiau, po vieną koją pakelia aukštyn ir verčiam dubenį į šoną. Lygiai taip pat, tik dabar kojos kėdutėj. Grįžtam į atgal. Verčiam kojas į šoną. Taisyklės tos pačios, kad mentis bando likti prisispaudusios kuo tvirčiau. Išlaikau krūtininę dalį sunkią. Iškvepiu, įkvepiam, toj padėti išlaikom, iškvepiam, grįžtam. Iškvepiam, verčiam dubenį į šoną. Grįžtam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Jeigu jaučiu, kad pasidarė per sunku ir prastėja kokybė pratimų, visada grįžkite į lengvesnę versiją. Kiekvienas atlikimas iš tikrųjų turi būti dar geresnis, o ne blogėti. Nes kiekvienu atlikimu pajaučiu. Pavyzdžiui, pajutau, kad mentis kažkaip pavažiavo, grąžinau ir išlaikau dabar tvirčiau jų viršutinę dalį. Tai taip ir jūs atkreipkite dėmesį, ar blogėja kokybė pratimo, ar išlieka ta pati, o gal net pagerinti veiksmą. Sustojam, nuleidžiam vieną koją, nuleidžiam kitą koją, pasidedam ant žemės ir dabar darysim atsilenkimo pratimą, rankos už galvos. Dabar kas svarbu, kad alkūnės labai plačiai. Alkūnės plačiai ne tam, kad aš su alkūnėm siekčiau, o realiai mentis atsitraukia, kai alkūnės plačiai siekia įstrižai nuo veido, atsitraukia mentis ir mūsų čia padėtis, esam pasiruošę daryti atsilenkimą. Dabar pakeliam galvą centimetrą nuo grindų ir pajaučiam, kokia galva sunki. Ta sunki galva ant rankų ir turi likti ir dabar patį pratimą aš darysiu būtent iš čia kelsiuosi. Ne galvą siūsiu į priekį, o kelsiuosi iš krūtinės ląstos. Gerai. Iškvepimu kylam, įkvepimu nusileidžiam. Iškvepiam, pasiruošiam, iškvepiam, kylam, įkvepiam, leidžiame. Iškvepiam. Įkvepiam. Į atsilenkimą reiktų žiūrėti kaip stuburo vyniojimą, tai galva, kaklas, krūtinė. Ir taip pat krūtinė, kaklas, galva, grįžtam. Juosmeninis tarpelis šitame atsilenkime išlieka. Tai reiškia, nekylam aukštai. Kylam iki menčių krašto, ne aukščiau. Padarom paskutinį. Tai yra krūtinės ląsta vis dar kažkiek pasidėjusi. Nepakilo, nesėdamės. Gerai, paskutinis. Nusileidžiam. Dabar darysim pratimą. Criss cross.
Pratimas criss cross, reiks pakelti kojas. Tai galite prigult, pakeliam vieną koją, pakeliam kitą koją, kojas varliai. Rankos lygiai taip pat susidės į tą patį krepšelį ir padėsim ant jo galvą, suneriam rankas. Criss cross yra daromas įstrižiniams pilvo raumenims, tai viena koja traukiamės, kita alkūnė bandom siekti koją. Gerai. Iškvepiam šitą judesį darydami. Įkvepiam, pilnai atsiguriam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iš tikrųjų tikslas nėra pasiekti alkūnę kelio, labiau yra tikslas, kad aš sukuosi petis link klubo. Ir pratimas nėra labai lengvas. Reikia išbandyti išlikti kilimėlio centre, nenuvažiuoti į šoną. Galvoju, kad labiau posūkį darau, negu lenkiuosi. Darom dar po kartą. Nusileidžiam, pritraukiam dabar trumpai, nes jau pilvas bus pavargęs. Gerai, galim pasivuoti į šalis, poilsis. Dabar rankas pasidėsim ant žemės, kojos liks kėdutėje. Ir dabar darysim double leg stretch, kulnai kartu, pėdos V raidėj, keliai atidaryti, tiesim kojas, bet kojų pasukimas į išorę išlieka. Pritraukiam kojas į atgal. Labai žemai neleidžiam kojų, stengiamės išlaikyti tik šiek tiek toliai nuo kūno centro, išlaikant juosmeninį tarpelį nepakitusi. Tai ten yra minimalus tas tarpelis, bet jis nei didėja, nei mažėja. Mokomės tiesti kojas, mokomės išlaikyti klubo rotaciją į išorę ir choreografiją, nes čia yra tik pirmas lygis double leg stretch, kojų choreografija realiai mokomės padaryti. Darom dar kokius 3 pakartojimus. Taip, paskutinis. Gerai. Nuleidžiam vieną koją, nuleidžiam kitą koją, verčiamės per šoną, atsikeliam ir įsitaisom į padėtį ant 4. Primenu, kaip įsitaisyti, tai delnai tiesiai po peties sąnariu, keliai tiesiai po klubo sąnariu. Galva, pakaušis yra aukščiausias taškas ir visi neutralūs linkiai turi išlikti. Tai yra juosmeninis į vidų, krūtininis į išorę. Pilvas šiek tiek aktyviai prilaiko mūsų juosmeninę dalį. Darysim stalo pratimą. Stalas vienas vadinasi pratimas. Tai jame darysim kojos tiesimą palei grindis, tai tiesiog kojas slysta palei grindis. Kai tai padariau, stengiuosi kuo mažiau pernešti svorio. Niekur nesvyru. Įkvepiu, iškvepimu keliu koją aukštyn, nuleidžiu žemyn, koja slysta, grįžta į atgal. Ir dabar kita koja. Įkvepiu, išvažiavo koja tolyn. Iškvepiu, keliu aukštyn. Įkvepiu, nuleidžiu, iškvepiu, grįžtu. Šitie pratimai kojos kėlimą darau tol, kol galiu išlaikyti pilvą aktyvų ir koją keliu ir nedidinu juosmeninio linkio. Labai svarbu pajausti, kad nesugriaunu juosmeninės padėties. Tai koja neturi kilti labai aukštai. Daugiau galvokit, kad su ta koja siekiu tolyn. Ištiesiam ir siekiam su to koja ir keliam aukštyn ir kažkurio momentu pajaučiat, kad čia sėdmuo super dirba, o juosmens visiškai neturiu jausti.
Jokio suspaudimo juosmeniniai daly. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Darykite įkvėpimą per nosį, iškvėpimą per burną. Paskutinis. Gerai. Dabar padarysim katiną ir po to darysim stalo tokį sunkesnį pratimą. Tai katinas bus toks poilsiai, po ką darėme. Katiną darom nuo dubens. Tai yra, verčiam dubenį, dingsta juosmeninis linkis. Dabar čia pasidarė lenkimas stuburo ir iš paskos visas stuburas nuvilnyja. Įkvepiam, iškvepimu išsitęsia galva ir uodega vienu metu. Įkvepiam, iškvepimu pradedam vyniotis į katiną. Įkvepiam, iškvepimu išsitęsia. Katino padėtį padarom įkvėpimo pauzę ir tada iškvėpimu grįžtam į atgal. Paskutinį. Gerai. Dabar tas, ką minėjau apie stalą. Tai ištiesim, pakelsim koją, ištiesim ranką ir dabar keliaujam alkūnė kelis, stalo pratimas koja ranka. Alkūnė kelis, stalas neutralis, stuburo padėtis, neinam į stuburo tiesimą. Tai žvilgsnis išlieka į kilimėlį, stengiamės ilgėti ranką, koja siekia tolyn, 5 kartus padarysim. Tai dar 2 kartai. Gerai, nuleidžiam, grįžta koja. Ištiesiam koją, pakeliam koją ranką ir dabar alkūnė kelias. Alkūnė kelias. Tengiamės kuo stabiliau, maksimaliai susispaudžiam, įsitempsiam į neutraliai siekiam. Susispaudžiam. Vienas pakartojimas, nuleidžiam koją ranką, koja grįžta. Gerai, keliausim į sėdimą padėtį. Sėdim ilgoj varlėj. Tai ilga varlė, kulnai kartu, keliai taip plačiai padaryti ir tokios kojos toliau. Čia yra gan patogu sėdėti, kad tiesi mūsų nugara gan lengvai turi likti. Jeigu kartais labai sunku, norisi taip sugriūti, geriausia ant kažko atsisėsti, bent ar ant pagalvėlės, ar ant kokio kietesnio daikto. Gerai. Ištiesiam rankas į priekį, siekiam su pirštais tolyn, iš pečių taip nuleidžiam. Pratimas vadinasi bow and arrow, tai lankas ir strėlė. Lenksim ranką link krūtinės, darysim galva, kaklas, krūtinę posūkį ir kai jau daugiau suktis nebegalim, ištiesiam ranką gale ir grįžta tiesi ranka į priekį.
Ir kita ranka. Galva, kaklas, krūtinė segmentiškai slankstelis po slankstelio suku, ištiesiu ranką, pasiekiu dar tolyn. Ir galva, kaklas, krūtinė, grįžtu. Ir vėl kartoju bent po 5 kartus į kiekvieną pusę. Įkvepiu, darau pratimą, iškvepiu, grįžtu. Įkvepiu, darau pratimą, galvoju, kad nuo sėdynkaulio aukštyn dar paaugu posūkį darant. Okay. Dar po kartą į kiekvieną pusę padarom. Gerai, grįžtam. Dabar kojas reiks išties, kojos drauge. Rankos delnais į grindis ir vėl lyg ant kokios atramos sunkios rankos padėtos, kad ne iš pečių laiku. Įkvepiam ir darysim pasilenkimą į priekį. Galva, kaklas, krūtinė, lenksimės į priekį. Grįšim į atgal. Rodysiu iš šono. Pats pasilenkimas turi vykti labiau jį darau tiesiog stuburo vyniojimą. Smakrą žemyn, lenkiu kaklos, slankstelius, krūtinės ląstus, pasilenkiu į priekį. Jeigu šiek tiek lengviau būtų plačiau kojas, galim palikti klubų plotyje, klubo sąnario linijoje. Įkvepiam, galva, kaklas, krūtinė, pasilenkiu, iškvepiu, krūtinė, kaklas, galva, atsisėdu. Įkvepiam, lenkiamės, įkvepiam, grįžtam į atgal. Dar vieną. Nuleidžiam rankas, sulenkiam kojas, privažiuojam arčiau. Pabandom šiek tiek pasiverti atgal, tiesia nugarą. Tada kelsim koją, apatinė stuburo dalis susilenks keliant koją. Tai dubuo pavirs, kitaip tariant. Apkabinam šlaunis, kulnai atidaryti, kojo pėdos V raidėj, rankos labai aktyviai. Tai traukia šlaunys atvirkščiai priešą tokia. Ovaliai alkūnės į šalis. Ir ką dabar darysim, tai pabandysim kilt truputį iš krūtinės ląstos aukštyn, bandyti krūtinę į priekį. Ir tada leidžiame žemyn, stuburas susilenkia į C raidę. Kylam truputį aukštyn, išsitiesim, leidžiam savo vyniotis C raidė. Kylam, leidžiamės į C raidę. Dar kokius 3-4 kartus pakartojam. Stuburo vyniojimas. J raidė tampa iš mūsų stuburo. Dubuo lieka šiek tiek paverstas. Ir čia sulenkta, o krūtininę dalį bandom atvirkščiai ištiesti. Paskutinį. Gerai. Dabar labiau pratimo žaidimas. Pavyks, tai pavyks, ne, tai nieko tokio. Tiesiog paimti iš išorės kojų už čiurnų ir pabandyti į šalį ties koją ir nenugriūti tiesiant koją. Galbūt koja ir neišsities, bet bus labai stiprus tempimas čia bandyti ją ištiesti, jeigu neišsitiesia koja. Tiesiam, sulenkiam. Padarom po kokius dar 3 kartus. Jeigu nepavyko, tai nieko, pauzė arba lieku prie stuburo prieš tai darytų pratimų tų lenkimų tiesimų. Gerai. Gerai, paskutinį.
Stojamės dabar. Atsistojame. Darysim pratimą chicken wings, viščiukų sparnelį. Tai pirmiausia, įkvėpsim, iškvėpimu kils rankos į viršų, čia liks ir darysim, lenkiam rankas palei šonus ir apsimetam lyg tarp pažastų koks balionas yra ir bandom jį susprogdinti. Ir tiesiam aukštyn, lenkiam rankas, tiesiam riešas, dilvis, alkūnė, viskas bando būti vienoj plokštumoj, tai yra kūno šoniniai linijai. Tai palei kūno šoną. Iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam. Dar kelis kartus. Gerai, nuleidžiam rankas. Dabar vėjo malūnai, tai viena ranka kils į viršų. Ir darys rankos tokius didelius ratus ir priekį, ir šonus. Gerai. Delnai sukasi laisvai palei judesį. Šitoj padėty delnai žiūri į priekį, po to susikeičia vienas į priekį, kitas į atgal. Ir viso pratimo metu jie sukasi pagal rankos judesį. Tai čia sukasi iš tikrųjų ne delnas, o peties sąnarys tą delną kažkaip atgręžia. Tai leidžiam natūraliai peties sąnariui sukinėtis, pakeičiam kryptį. Gerai. Priešai save, į šonus. Stuburas nereaguoja, neutralią padėtį bandau išlaikyti. Gerai, paskutinis. Leidžiam rankas, vėl atsistojam, delnai nuo mūsų žiūri tolyn, siunčiam rankas, krūtinę į priekį, galvos posūkį į vieną pusę, į kitą, iškvepiam. Visą judesį darau įkvėpimu, iškvėpimu atsipalaiduoju. Smakras keliauja lyg ant lėkštutės, padėtas lyg ant padėkliuko vienoj plokštumoj. Tiesiog į šonų sukinėsi, nekyla aukštyn arba žemyn. Paskutinį. Na ką, ačiū Jums, kad sportavot ir gražios dienos.